Per 2. Aha. Atvažiavau į Kauną pas Sandrą ir Dainių, kurie turi įrengę OCR Ninja kliūčių ruožo treniruoklių salę. Oho, nu aš taip kol kas nepretenduoju. Opa, kai gražiai. Tai OCR yra paprasčiausia kūno judėjimas erdvėje. Mūsų tikslas netrukdyti kūnui judėti erdvėje. Arba kūnas juda kliūtim pirmin, arba pirmin, atgal, įgavęs pagreitį, juda pirmin. Matom, kaip lengvai įveikia atletas kliūtis. Atrodo, žiūri ir jam taip lengva, nes jis leidžia kūnui. Nu, nes jis daug metų treniravosi ir jo labai stiprios rankos puslėtosios. Šiek tiek pritrūko. Super. Iš 5-5. Žvejyba. Nu, pabandom. Per jėgą. Tik. Opa. Ir paskutinis. Opa. Opa. Nu va, prieš tai sakė, kad neįmanoma. Nu, čia kas kulinarinis dabar etapas, ne? Kavos pupelės. Ką čia dar turim? Kas čia, citrinukės? Obuoliukai. Ne, ir paprikas, obuoliukai čia. Ir bananas. Ir barankų. Nu, parodyk, kas tai. Ai, bananas teisingai. Nu, tai kaip dabar tą? O čia irgi taip. Teks pakartot. Nepasiduosim. OCR yra fantastinis sportas ir labai džiaugiuosi, kad ir Kaune atsidarė treniruočių ruožas ir puikiai salė. OCR Ninja. Kabi visą laiką, negali pasipaliesti, ne? Dairaisi, kuris užsidega. O, geras. Delnukai jau pavargę, bet pamėginsiu kažkaip nepasiduoti. Šitas sportas grąžino mane į vaikystę. Aš jaučiuosi kaip išėjęs pažaisti su draugais į kiemą. Būdavo tokios karstyklės, ten kažkur lipi, supiesi, tai grinai jaučiuosi dabar kaip 12 metų vaikinukas, nors man 52 jau taip.